Sveiki visi, šiandien servise 007 dar vienas tiesioginio įpurškimo variklis, kuris nuo šiol važiuos kartu su kokybiška Landirenzo Omegas Direct įranga. Tai šį kartą turim jau ne pirmą mūsų daromą būtent su Landirenzo sistema, yra Volkswagen Touareg automobilis, 3,6 litro, 6 cilindrų varikliukas, 206 kW galios ir variklio kodas yra CGRA, Citrina Giedrius Ramunė Antanas. Kaip ir minėjau, šiam varikliui turim sumontuotą kokybišką Landirenzo dujinės įrangos komplektą, tai labai trumpai apie jį. Pats valdymo blokas yra sumontuotas greta benzininio valdymo bloko, kuris yra štai šitoje vietoje, todėl didžioji dauguma mums reikalingų signalų ir impulsų yra paimama būtent iš kompo, o tai sumažina papildomų laidų kiekį variklio skyriuje, suteikia estetikos, tokio, sakykime, truputį grožio, saugumo, ta prasme, kad apsaugom vis tiek laidus nuo vibracijų, temperatūrinių poveikių ir panašiai. Tai viskas atrodo gerokai tvarkingiau iš karto. Dujų reduktorius yra sumontuotas Landirenzo L10 Turbo Oversize versija, galingiausia be abejonės versija. Yra sumontuoti greičiausiai ir tiksliausiai Landirenzo Girs dujiniai purkštukai, atskirai montuojamas OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Ir taipogi montuojamas yra naujo tipo Landirenzo filtras, specialiai skirtas tam, kad surinktų kiek įmanoma daugiau darbų, tam, kad apsaugot jautrius, greitus, tikslius dujinius purkštukus. Sistema šiaip veikia absoliučiai puikiai, pavažiavom, pratestavom tiek mieste, tiek už miesto ribų. Kuro sąnaudos benzino ir dujų procentaliai lyginant yra tikrai labai geros. Trasoje apie 1,5 litro benzino berods iš klientų atsiliepimų užtenka, tai tikrai tas santykis labai teisingas. Galima sutaupyti pakankamai nemažai pinigų, juolab, kad kuro kainų skirtumas šį dieną yra apie 1 euras nuo 1 litro, tai ta ekonomija tikrai labai jaučiasi. Kalbant apie pačius dujinės įrangos montavimo darbus servise 007, tai kaip ir bet kokį kitą projektą, taip ir šį mes atliekame pagal visus gamintojo reikalavimus bei standartus. Tai reiškia, kad naudojam tik kokybiškas priemonės, iš esmės kokybiškiausias turbūt priemonės, kokias šiai dienai rinka gali pasiūlyti. Naudojam ir specifinės pilotinės sąvaržas, ir specialias apsauginės gofras. Nekalbant jau apie tai, kad visą dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui, vadinasi laidus parenkam reikiamo ilgio, juos grupuojam, izoliuojam, įvelkame apsauginės gofras. Na ir tas gofras dar vėlgi papildomai izoliuojame. Tai kažką panašaus yra padaręs Volkswagenas su savo originaliais laidais variklio skyriuje. Tai stengiamės neišsiskirt. Tikslas mūsų padaryti sistemą kiek įmanoma arčiau to gamyklinio vaizdo, kurį beje kai kuriems modeliams galima ir nusipirkti jau Landirenzo, dėja ne Lietuvoje, bet jau su gamykliškai sumontuota sistema. Tai vėlgi, jeigu jau automobilių gamintojai pasitikė Landirenzo, tai mums be abejonės nėra priežasčių kažkokių tai to nedaryti patiems, ar jo labiau ir jums kaip klientams. Tai va, tai tiek apie patį variklio skyrių trumpai. Dujinės įrangos perjungimo mygtukui. Iš tikrųjų tikrai labai nebloga vieta yra štai šita vieta. Labai gražiai atrodo sumontuotas apvalus dujinės įrangos mygtukas. Pridėsiu nuotrauką, galėsite pamatyti detaliau, kaip tai atrodo. Dujų balionas yra montuojamas atsarginio rato vietoje. Atrodo štai taip. Apie 55 litrus priklausomai nuo jo gamintojo čia jisai telpa. Dujų pildymą padarom prie benzino užpilimo. Savaime suprantama, baltas automobilis padaryti kažkur čia kažkokį juodą klecką, tai tikrai nebūtų gražu. Tai mes atsidarom, matom štai tokį vaizdą ir galime čia iš karto piltis arba benziną, arba dujas, atsisukam kamštelį ir vienu ir kitu atveju be abejonės ir galim piltis tiek benziną, tiek dujas. Tikrai labai patogu, kaip atrodo pistoletas ir kaip atrodo pildymas. Aš įdėjau ir reelsą ir galų gale ir nuotrauką pridėsiu prie albumo, galite pasižiūrėti, nuorodą rasite. Tai va, tai jeigu kažką panašaus vairuojat, norit kokybiškos, patikimos sistemos, gražiai, kokybiškai atliktų darbų, kreipkitės, bandysim padėti servise 007. Ačiū.